Sveiki gyvi visi. Na ką, ir mūsų visas 30 dienų iššūkis priartėjo prie pabaigos, bet čia tik tais 30 dienų iššūkis, gyvenimas pas visus tęsiasi ir tikiuosi per tas 30 dienų iškomunikavom kiek įmanoma daugiau apie sveikatą, apie žarnyną, apie visokius sprendimus, apie situacijas savom gyvenimiškom situacijom pasidalinom. Iš tikrųjų, ši laida daugiau apie džiaugsmą, apie dėkingumą Dovydui, kuris tikrai mums labai stipriai padėjo su edukacija, su savo istorijom, su savo visa, sakykime, patirtim, kurią jisai yra įgijęs ir asmeninė, ir per mokslo prizmę. Tai va tikrai didelis dėkui, tikrai ir labai tikiuosi, kad jums iš principo, nes jūs ir esate tie žmonės, dėl kurių mes šį iššūkį ir darėm, ir labai tikimės, kad jums suteikiam tos informacijos, nes iš marketingo pusės yra taip, kad daug yra reklamos, probiotikai, gerosios bakterijos, reikia, o kodėl reikia, kas, kodėl, ir mes bandėm tą nuosekliai nuo A iki Z praeit, ir iš principo tas netgi temas tai pasirinkom, kad išnagrinėti visą tą kelią. Tai labai tikiuosi, kad kiek įmanoma tos informacijos jums pateikiam ir kad keliausim kartu toj gražioj kelionėje. Dar kažką Dovydas, Marius? Aš tai galėčiau čia, kaip sakant, tas paskaitas tęsti ir kalbėti daug, bet vis tiek reikia apibendrinti viską. Tai mano mėgstamiausias šūkis, kas man gimė tai yra, kad žarnyno sveikata yra sisteminė sveikata. Tai tikiuosi, kad irgi mano ta edukacija įkvėpė kažkaip plačiau žiūrėti į maistą kaip vaistą, į žarnyno mikrobiotą, kad čia nėra tik šiaip kažkokia bakterija, kuri ten kažką virškina, kažką nevirškina, kad tai yra atskiras pasaulis, kuris yra mūsų pilve, nuo kurio mūsų sveikata, mūsų gyvenimo kokybė priklauso. Ir kad tai yra labai jautri, tai tarsi kažkokia jautri ekosistema, kuri jaučia visus dirgiklius, kuri keičiasi po kiekvieno valgio suvalgyto. Aiškiai, kiekvienas jūsų tiesiog dedamas kąsnis į burną pasidaro svarbus, nes tada jūs auginate kažkokias bakterijas, arba nebūtinai, galite patogenus auginti. Tai reiškia, kiekvienas tas pasirinkimas tampa svarbus. Ir aišku, vyksta gyvenimas ir ne visada gal tie pasirinkimai labai pavyksta taip sveikai, pastoviai maitintis, bet man tai, pavyzdžiui, irgi labai yra didžiulis dėkingumas, kad, tarkim, komanda Dievų maisto, kad kūrė tokius produktus, kai, turbūt daugelis žmonių būna dienų, kai skubam, kai lekiam ir kažkaip reikia taip pat prisiminti, neužmiršti, pamaitinti tą mikrobiotą, praturtinti tuo raugintų maistu. Tai dėkingumas už tai, ką jūs kūrėt. Aišku, dėkingumas už taip pat irgi galimybę pasidalinti tuo, ką aš pats irgi perėjau, nes aš dėl šitų žarnyno reikalų dar 2015 metais irgi, kaip pasakau, buvau ligoninėje ir labai per praktinę patirtį ieškojau atsakymų. Tai ir supratau, koks žarnynas svarbus. Tai jaučiu, kad tas žarnyno sveikata, sisteminė sveikata apibūdina labai, apie ką visa tai yra. Nes jeigu žarnynas sąveikauja ir su smegenim, su kognityvinė funkcija, su mano imuninė sistema, su reprodukcinė sistema, reiškia, mano kaulų sąnarių judėjimo, su mano limfa, su mano širdim, su plaučiais, su skydliauke, yra visos tos ašys, su kuo žarnynas bendrauja. Tai drąsiai galima teigti, kad tai yra kaip gamtoje, yra kažkoks yra sengirė, kuri jau pati iš savęs atrodo yra tokia gyva, tokia turtinga, bet po jie dar yra tas micelis, kuris grybiena, kuri viską ten jungia. Tai čia tokio pats svarbumo yra mūsų žarnyno mikrobiota. Be jos šitas organizmas taip neveiktų, kaip jis yra
padarytas. Jis buvo padarytas, sukurtas taip vat ir veikti su tom bakterijom. Lieka esminė ta žinutė, ar mes renkamės eiti pagal gamtą, taip kaip mes turėtume sąveikauti su tom bakterijom, ar mes einam pagal kažkokias naujas technologijos, kurios sterilizuoja viską, mažina bakterijas ir mažina tą įvairovę. Tai labai linkiu pasirinkti išmintingai, pasirinkti tą gamtos kelią, o gamtos kelias tai yra šviesa ir gyvybė. Tai reiškia, įnešdami jos į savo žarnyną, mes tą ir kūrėme. Šviesą ir gyvybę visumoje. Tai va, ačiū. Aš iš savęs ištransliuosiu iš savo širdies. Mes visi turim bendrą istoriją, kad mes buvom sužaloti, kaip sakoma, ir turėjom sveikatos problemų. Tai va, ir pirmoje vietoje mes padarėm tokią pažangą, padėjom savo. O tai, kai padėjom savo, supratom, kad galima tai ištransliuoti ir kitiems žmonėms, kad jie savo padėtų. Tai va, tai padėkim savo organizmui, kaip sakoma, likti sveikiems, laimingiems, kad mūsų artimieji džiaugtųsi irgi šalia mumis arba mes jais, kad, kaip sakoma, saugokim save ir kitus. Likit sveiki, gerbimieji. Taip, ir visiems, kas praėjo šitą iššūkį, nes šį iššūkį galima buvo ir tiesiog išklausyti kaip apsisprendimo situaciją ar momentą, tai norėčiau paskelbti akciją, kad visą vasarą iki pat rugsėjo 1 dienos galioja akcija, kur reikia įrašyti vasarą 25. Ir jūs galėsit visą mūsų produkciją nusipirkti su 25%. Gal savo artimiesiems, gal jūs jau išbandėt ir pajutot ir dabar matot, kam iš artimųjų galit padėti. Tai va šitą žinutę galima išplatinti draugam, giminėm, broliam, sesėm. Tai visiems, kuriuos jūs mylit ir kur matot, kad tikrai šis gėrimas galimai pakeistų jų sveikatą, emocinę būklę ir apskritai džiaugsmą gyvenime. Tai ką, vyrai, ačiū labai visiems. Dėkui. Ačiū labai už tą visą mėnesį, už visus filmavimus. Ja. Ką, iki sekančių susitikimų. Likit sveiki. Iki. Iki.